Ir paskutinis finalo dalyvis – taiklusis lazerių specialistas Vidas. Senelis anūkėliui. Anūkėliai, jeigu būsi geras, senelis grįždamas tau parneš šokolado. Kitą dieną grįžta senelis, anūkėlis klausia, seneli, parnešiai šokoladą? Žinai, anūkėlį, kaip tik va šiandien ėjau pro parduotuvę, tai neparnešiau, rytoj parnešiu tiksliai. Kitą dieną vėl. Seneli, parnešiai šokoladą? Žinok, buvau parduotuviai, bet šokolado nebuvo. Gaila. Trečią dieną. Na, seneli, ar parnešiai šokoladą? Žinok, vėl, buvau parduotuviai, bet šokoladą nebuvo, vien tik tai čiupačiupsai. Seneli, galėjai ir čiupačiupsą parnešti. Anūkėlį, kol senelis Petras gyvas, tu man tik šokoladais maitinsias. Ir kągi pasakys mūsų didžiai gerbiama komisija? Psichologija žmonių atskleista šito anekdotu apie tą senelį, kuris nori didžiuoti savo auklėjimu. Senelis visada juokinga buvo. Tuo labiau, kad aš senelis vien iš tos simpatijos. Ketvirtas, gerai. Vidas. Vido anekdotas man visiškai neblogas ir man patinka pasakos stilistikos anekdotai, kur esmė atsiskleidžia palaipsniui, nors pabaigoje man pritruko vis tik tai anekdotų druskos. Iš kitos pusės yra taip vadinami britiški anekdotai, kur lietuviam visiškai nėra juokinga. Tai šitą anekdotą priskirčiau britiškam ir dėl to rašau jam 4. Šitas anekdotas daugiausiai man sukėlė tokio sumaišties, vadinkim taip, vertinimą. Kurį laiką dar sėdėjau ir galvojau, ar jisai yra toks užsuktas, kad aš nepagavau cimuso, arba jisai buvo antiek prastai papasakotas, kad aš nesupratau, apie ką jisai. Man čia kažkaip ne. Rašau 2.